Labadiena, gerbiamoji dėstytoja. Ar galite prisistatyti? Taip, esu Jūratė Žaltauskaitė iš Vytauto didžiojo universiteto aplinkotyros katedros docentė. Ar jūs šiuo metu dėstytote ką nors studentams? Dėstau bakalauro studentams, 4 kursui dėstau aplinkos toksikologiją ir po to pavasario semestrą dėstau pasaulinius aplinkos ir ekosistemų pokyčius. Bei magistratūros studijose dėstau eksperimentinę ekotoksikologiją. Ar studentai pas jūs dažnai ateina su galbūt klausimais dėl kursinio temos, galbūt dėl bakalaurinio darbo? Taip, studentų turiu tikrai pakankamai ir kartais net ir pajuokaujam, kad reiktų duris užsirakinėti, nes nebelieka laiko kada rašyti savo mokslinius darbus, jeigu yra koks nors semestro pabaiga arba bakalaurų darbai pačiam įkaršty, tai eilutė susidaro, taip sakant, konsultacijai. Ir dar reikia spėti suktis laboratorijai, kur ten kam ką padėti, kur ten ką prižiūrėti ir taip toliau. Tikiuosi visą laiką taip bus. Ką jums teko studijuoti prieš tampant dėstytoją? Aš baigiau aplinkotyrą ir ekologiją, ir bakalaurą, ir magistrą, ir daktarą iš tos srities apsigyniau. O ar jums po darbo lieka kokio nors laisvalaikio? Kažkiek tai lieka. Lieka to laisvalaikio, kurį gali praleisti kaip nori, su savo kažkokiais tai pomėgiais, tarkim knygos, kelionės ar taip toliau. Tai būna kartais jūsų laisvalaikis susijęs su jūsų atliekamais tyrimais, ar ne? Taip, o gyvieji organizmai nepasako, kad yra darbo valandos ir viskas. Mes turim ateiti ir savaitgalį pasižiūrėti ir paauginti ir paveikti kažką, tai teršalais ar panašiai. Taip, ar vasara, ar žiema, mes neturim tos galimybės, kad 5 valandą uždarom duris ir ramiai gyvenam. Ne, taip nebūna. Ar šiuo metu atliekate kokius nors tyrimus? Taip. Dirbam su klimato kaita. Bandom pasižiūrėti vis dėlto, kaip funkcionuos skirtingos augalų rūšis tiek monokultūrose, tiek kartu su piktžolėm pasikeitus klimato sąlygoms. Modeliuojam tai, kas bus Lietuvoje prognozuojama. Dėkoju Jums už atsakymus. Ar norėtumėte perduoti kokius nors linkėjimus studentams? Linkėjimai būtų tokie, kad studijos tai pats geriausias gyvenimo metas, kai galit save išbandyti visur, kur tik įmanoma, nebijoti rinktis naujų įdomių temų, arba net ką mes skatinam vadovų pasirinkti temas pagal save, ką iš viso iš patys sugalvotų, siūlyti dėstytojams ir taip toliau bandyti gyveninti ir bandyti kiek įmanoma paimti viską ne tik iš studijų, bet ir iš gyvenimo. Studentavimas plus studijavimas, kad būtų pilnatvė. Ačiū Jums labai už atsakymus.